Tai nagi sveiki draugužiai, kaip matot mes toliau žaidžiam Benders MC serverį per Minecraft ir jūs dabar inventoriai matot kelis dalykus: deglus, maistą, bulves, morkas ir medžio sodinukus. Dabar jūs galite pagalvoti, kad prieš šį epizodą mes arba kažką auginsim, arba kažką kasinėsimės. Tai atspėjo tie, kurie galvoja, kad mes ką darysim, sodinsim. Tai nes reikia fermos, kad gauti daug pinigų šitam serverį ir būtume labai turtingi ir nusipirkti visokiausių deimantų ir taip toliau. Teisingai, čia neprivaloma kasinėtis, nes galim ateiti čia, parašyti /shop ir čia rodo, kiek tu turi pinigų. Ir čia, pavyzdžiui, atinam į blokus, čia yra, kur parašyta left click buy, tai galiu parduoti, tai yra nusipirkti, galiu šitą TNT už $106, 58 centus, o parduoti už $26,65. Tai pavyzdžiui, geležis kainuoja 2 ant 1. Tai šiaip šita sodyba yra viena iš tokių lengvų ir visai greitų pakankamai būdų, labai lengva yra gauti. Tai pinigų, tai todėl aš ir galvoju šitą daryti. Tai dabar einam į crafting table, pasidarom pagaliukų, pasidarom tą, kaip vadinos tą pagalvoju, kur daržai. Šitą tiesiog daiktą, aš nežinau kaip jis vadinas, bet nežinau, tiesiog jūs galite taip susikraftinti šitą nesąmonę, kurios aš pavadinimą pamiršau. Tai dabar eisim darytis fermą šiaip. Šitas dar šiaip daiktas labai gerai čia ant lapų, visai greit jos laužo. Tai mums to reikia, kaip tik, kad lapų nebūtų čia biškė. Nes čia kažkas skirto anksčiau medžius ir paliko. Kas kerta 2 blokus medžio? Aš nesuprantu tų žmonių. Gerai, dabar pasiemam šitą ir varysim biškį fermą pasidaryti. Nors man kažin nereikia kastuvo. Jo, reikia. Kas ten? Tarkim, per kitą epizodą, manau, galėtume ten nuvykti. Susikraftinam. Pasiemam kastuvą, va. Dabar čia reikia paragriauti. Aš manau, kad ferma bus maždaug tokio kaip tik dydžio. Kodėl čia lava? Man atrodo, aš savo galią panaudojau. Kaip dabar matot, aš valdau ne orą kaip praeitam epizode, o šį kad valdau žemę, nes oras man pakankamai toks visai sunkokas, taip jį sunku valdyti, sakė. Pasiimam bloką. Aš dar labai aukštai pašoku ant žemės. Man atrodo, jūs žinot, nes lygtais anksčiau aš ir turėjau šitą. Dabar pasidarom viską. Čia savo prabangiai, taip, fermai. Lygtais 4 blokai. Tai aš čia kaip tik. Bet gaila, kad dabar būtinai lietus baigės. Nes būtų lietus, tai greičiau čia man viskas sušlaptų ir greičiau užaugtų viskas. Tai dabar galvojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tai į 6. 1, 2, 3, 4. Šita eilė bus bulvių, kurios dar nėra pilnos. O čia morkyčių. Kodėl aš pašokau? Kaip turim pradinę savo fermą tokią, viena visai didelė. Tai dabar, kai turim fermą, aš galvoju išsilyginti žemės. O tai žinokit labai svarbu.
Čia jau nėra, kad šiaip dėl grožio, čia dėl visko pasaulio, dėl viso. Tai va dabar, kodėl aš su ranka tiesiog pradėjau griauti. Nu čia aplinkui per daug žmonių, čia bazė, ten kažkokia bazė tikriausiai labai didelė kažkokia. Kas čia per stulpas iš viso? Nu jo. Šiuolaikinis Minecraftas per serverį. O čia deglai, kur yra. Man labai reikės dėti, nes aš deglus šiaip pasiruošiau, kad apšviesti, kad čia zombiai nesispevnintų. Čia yra čestas ir gal mes jį gali aplūtinti. Tarkim. Na, bet gerai, čia dabar nelabai yra mums svarbu, nes dabar mes kaip ir tiesiog žemės lyginam. Tai aš norėčiau, kad jūs parašytumėte į komentarus, ar jūs norėtumėt, kaip ir, kad čia mano va šitam va tobulam, nežinau, jis gal nėra jums tobulas, bet tiesiog ar norėtumėt, kad aš žaisčiau ne tik per Java, ne tik šitam serverį, bet ir kitokiam. Jis yra tas paprastas serveris Minecraft, tik 10 kart mažesnis tiesiog ir jame nėra šitų elementų galių, tai vieną pademonstruosiu. Ai, panaudosiu va šitą. O, matėt, palaukit. Va šitą naudojam. Tai palaukit, čia mano skraidymas. Čia nepavėlė šitą. Va. Aš galiu taip į priešus mesti betoną kažko. Na gerai, dabar kai viską čia apsišvietėm, aš galvoju, kad reikėtų biškį apsitvarkyti inventorių, bet kadangi augalai auga lėtai, tai aš manau turiu visai neblogą idėją, kaip dar greičiau gauti pinigų. Tai vienas žmogus, kaip ir žinot, kažkoks ten žmogus parašė, kad easy pinigai yra kasinėtis granitą. Ir aš tikrai patikrinau, ten matęs, kad aš pats kasinėjau daug uždirbau tų pinigų per senuosius epizodus. Tai dabar aš galvoju, kaip tik varyti ir kasinėtis. Vat kažkur čia aš dar prieš video buvau radęs kažkokią vietą, kur kažkoks žmogus bandė patekti į mano bazę. Nu, jis čia padarė kažkokią skylę ir aš kaip suprantu, jis čia bandė namą pasidaryti. Arba čia buvo jau anksčiau, va, šitą skylę kažkokią. Jeigu jis čia bandė bazę pasidaryti, tai jinai nevaikiškai didelė. Kam jums tokia bazė? Na, aš paskui vėl uždengsiu, o kol kas pasiskolinsiu, kad gautų anglies šitą skylę. Nu va. O dabar galim tiesiog kasinėtis, va tai va. Kasinėjimas. Au. Reikia man kažkaip greičiau atrast granitą, nes video tai ateina į galą. Šiaip galėsiu ir patį cobblestone, nu akmenį šitą parduot. Rimtai deglus palikau. Na, mes kol kasinėjomės. Kur aš atėjau iš? Padėk, Dieve, slava Dievui. Aš gyvas. Tai dabar, va tai va, kasinėsimės tiesiog tiesiai. Nu, gerai, nepavyko rasti granito, bet mes neliūdėsim.
Greičiau, greičiau, ne, aš tai mirsiu. Ne. Oh, gyvas. Aš gyvas. Vos ką tik nemiriau. Čia būtų taip prasileista tiesiog per antrą epizodą. Nagi, dar neužtenka tau. O, gerai. Na, dabar einam į šopą. Parduotuvę, kitaip sakant. Ir aš tikiuosi, kad galima akmenį parduoti. Gerai, šitą galiu parduoti už 17 centų, o šitą už 18. Dėl to, kad jis skeptas. Tai aš nelabai matau čia skirtumą. Parduosiu. Per 7 pardaviau ir turiu $9 šiam 9 centus. Na, tai po biškį mes čia kuriam savo biznis. Dabar dar galim patikrinti maistą, mūsų augalėlius gražiuosius. Nu, dar neužauga. Na, ir kaip tik video atėjo į galą. Na, video kaip ir atėjo į galą. Na, būtinai pasiskraibinkit šitą kanalą, nes kažkodėl prenumeratorių vienų sumažėjo. Na, aš nesigilinsiu dėl šitos nesąmonės kažkokios. Kartais netyčia pasiskraibinat kanalą, tai būtinai pasiskraibinkit. Jau man labai reikėtų šiaip 30 subscriberių, čia mano didžiulė svajonė. Nu, kalėdos baigės, tai ant naujųjų metų būtų nebloga dovana. Tai pasiskraibinkit būtinai šitą kanalą. Su jumis buvo aš Benas, viso gero.